Gintarai, šiandien visų pirma svarbiausia turbūt tai, kad moterims šventės nesugadina. Jo, stengiamės padaryti šventę mūsų moterims visoms. Pirmas kėlinys labai sėkmingai atsikloti, gal tikriau pirmintų tolimi metimai. Tai ir buvo kertinis akmuo šiandien. Galima sakyti ir taip, nes iš tikrųjų Panevėžys kažkaip silpnokai gynėsi. Davė išsimesti tų laisvų metimų, buvom aišku pasiruošę, treneriai buvo planą nubraižę, jo laikėmės ir to pasekoje rezultatus tą parodė. Prieš šią gynybos sistemą, kurią taiko Panevėžys, dažnai komandas pataiko daug tritaškių. Būtent tai stengiatės išnaudoti šiandien, ar ne? Taip, be abejo, be abejo. Tai, ką treneriai akcentavo, stengiamės išpildyti ir gavosi vis. Per pirmą pusę nepavyko, turbūt tik vienas dalykas yra sustabdyti varžovo aukštaūgius, ar ne? Nes iš 31 berods 30 taškų pelnė dideli žmonės. Jie iš tikrųjų geri žaidėjai yra tiek Rainas, tiek Neliubovas. Kažkas turėjo įmesti pas juos, nebus taip, kad kažkas, jiem buvo gera diena, įmetė jie. Svarbiausia yra pergalė. Po tos nesėkmės Kėdainiuose, tokios skaudžios ir apmaudžios galbūt nesėkmės, šiandien turbūt svarbiausia buvo atsitiesti psichologiškai, ar ne? Ir panašu, kad tai pavyko. Taip, mes buvom užsidegę dvigubai, reikėjo tos pergalės, nes tiek Kėdainiai, tiek Panevėžys yra mūsų kaimynai turnyrinė lentelė ir reikia mums tų pergalių prieš juos. Šiandien atsikreipėm su kaupu. Po šių rungtynių laukia 2 savaitės pertrauka be žaidimo. Tai išeis į naudą ar tai blogai tokie dalykai? Pamatysime, varžybose ruošimės, pasikrausim truputį batareikas, gal sužaisim kokį draugišką mačą ir ruošimės kovoms atėjus.